Sveiki visi atvykę į YouTube kanalą, kuris vadinasi Litrix Racing. Ir šiandieną, o kasgi čia? Ogi čia yra VRC, naujas, gražus, šviežias, kaip šviežias, jau toks šiek tiek jau pagulėjęs lentynose žaidimas VRC, kurį pagamino EA Sports, įžymus EA Sports, visada jie gamino gerus žaidimus, kiek aš atsimenu, ir visada jų produkciją aš žaidžiau. Ir man jie tarp kitko, man atrodo, ir Formulė 1 irgi taip pat gamina ir jiem puikiai tai sekasi, taigi aš įsigijau šitą VRC, nes pagalvojau, kad turiu PlayStation 5, tai jau laikas įsigyti kažką tai tokio, kas yra pagaminta PlayStation 5 ir įvertinti šito žaidimo grafiką, fiziką, kaip vairuojasi ir taip toliau. Aš jau, kadangi nusipirkau vakar, tai šiandien jau galiu šiek tiek pasakyti, kad vairavimo, vairavimo pačio mechanika ir perdavimas į vairą ir visa kita yra labai geros kokybės. Mano visada buvo kultinis žaidimas Richard Burns Rally ir aš galiu pasakyti iš karto, kad esu sužavėtas šito žaidimu, nes jisai ne tai, kad jisai šiek tiek atsiliktų nuo Richard Burns, bet aš manau, kad jisai gerokai jau ir lenkia. Nes pats jau laikas, jau šitiek metų praėjo, jau kažkas galėjo sukurti kažką tokio labai kokybiško ir gero, kas galėtų sukonkuruoti su tokiu žaidimu. Aišku, tų trasų čia tiek nėra, kiek tas Richard Burns, visokių įvairiausių, bet trasų čia tikrai nepagailėjo. Ir yra tikrai gera grafika, geros trasos, kalnai automobilių, kurie iš karto yra duoti čia, nereikia jų eiti ten ir dar pirkti papildomai, nereikia pirkti, kiek aš suprantu, trasų papildomai irgi čia nereikia. Galbūt kažkokie update'ai bus vėliau ar dar kažkas tai, bet dabar kol kas yra pilnas paketas, įsigijai ir turi viską iš karto vienu metu, o nereikia ten eiti ir kiekvieną kartą kažką tai pirkti, kas buvo Dirt 2. Ir tas šiek tiek užknisdavo. Dirt 2 grafika visada buvo aukštumoj, grafika buvo labai gera, bet tam tikrų klausimų kėlė vis dėlto. Ir aš galvau, kaipgi čia bus. Tai, sakykim taip, Suomija mane šiek tiek nuvylė Suomijos būtent trasa, automobilių valdymas ir automobilių bendrai, kas viskas susijęs su vairavimu ir važiavimu, mane čia visiškai nenuvylė, labai į žiauriai man labiausiai patiko tai asfaltinės trasos. Tai gerai, mažiau šnekų, daugiau darbų, aš iš karto labai nelakstysiu po tai, kas čia yra šitame žaidime, kad yra championship, yra momentai tai yra dalykai, kur, sakykime, istoriniai įvykiai, kuriuose tu gali sudalyvauti ir pralenktyniauti, sakykime, prajausti tai, kas vyko kažkada, pavyzdžiui, 80-ais, tau duoda Audi Quattro ir tu ten turi pralėkti per kažkokią trasą tam tikrų laikų ir taip toliau. Championship tai yra čempionatas, standartas, nieko naujo, išsirenki čempionatą ir važiuoji. Tada clubs tai yra turbūt, kad aš užsiregistravau į EA Sports ir mano tas EA Sports susijungia su PlayStation 5 mano tuo accountu ir tada ten galima priklausyti kažkokiam klubui ir galų gale turbūt, aš taip įsivaizduoju, gali važiuoti su tuo klubu arba gal klubai kažkokie tai, į akį krito, klubai gali būti kažkokias lenktynės daro ir taip toliau. Tai smagu, visada smagu yra su žmonėm dalyvauti kažkokiuose tokiuose įvykiuose. Quick Play, paprastas dalykas, visada aišku, kad Quick Play tai yra užsistatei ir važiuoji, kaip nori, ką nori ir kada nori, su kokia mašina. Time Trial, viskas aišku, reikia padaryti gerą laiką kažkokiuose tam tikrose trasose. Rally School, tai yra visiškai nieko bendro, labai stipriai atsilieka, pavyzdžiui, nuo Richard Burns Rally, nes Richard Burns Rally mokykla, bet ten buvo realiai reikalai. O čia, sakykim taip, lengva, jeigu esi pavažiavęs, tai, toksai, tiesiog, kad praeit ir pamiršt ir viskas.
Builder tai yra naujiena, tai gali pagaminti savo automobilį, pavyzdžiui, ten kažkaip tai ten pratiuninti ir taip toliau, tai labai maloni staigmena. Aš ten nesitikėjau, kad toks dalykas bus ir visai smagu. Ir customization, tai visokios pirštinės, ten kepurės ir taip, nereikalingas dalykas, bent jau man, yra gal kažkam reikalingas. Pradėkim nuo karjeros. Mano video, aš iš karto savo pasakiau, mano video, yra, pažiūrėsiu, taip, mano video, dabar yra 5 minutės, aš jau praaušinau čia burną, neturi viršyti 30 minučių. Tai pirmiausia, kad nenusibostų žiūrovams, tai yra jums, kurie pasirašot į kanalą, kurie paspaudžiat laikus ir kurie paspaudžiat varpelius ir prakomentuojat. Tai čia viskas aišku, čia kaip mantra, reikalingas dalykas ir mes šokam į karjerą. Aš jau šiek tiek ją pradėjau ir yra tokie dalykai. Taip, yra kalendorius, kokie įvykiai vyks mano karjeroje. Tai aš nežinau, turbūt taip. Yra kokie įvykiai vyks, tada yra benefaktas, tai yra kokios turbūt užduotis reikalingos įvykdyti ar kažkas tokio, už kurias aš gausiu pinigus. Kas liečia karjerą, labai įdomi karjera, nes, pavyzdžiui, Dirt 2, jeigu lyginant, tai karjera buvo tragiška. Čia visiškai neįdomi. Garažas. Nežinau, čia dar nebuvau, vat garažą užėjęs. Garažą. Turiu automobilį, va tokį va kažkokį kinietišką, nežinau, kas čia per rūšis. Ir galiu dėti naujus automobilius, kurios pirkti ir taip toliau ir dalyvauti vis sunkesnėse lenktynėse. Mano automobilis vadinasi VRC Litrix ST, tiesiog pats sugalvojau pavadinimą, nes davė taip. Ir dabar mes pažiūrim dar vieną dalyką, nes man nepatinka jis baltas. Į automobilį aš norėčiau jį pakeisti. Radiatorius, suspensija, exhaustus, confirm parts ir style. Viskas aišku. Čia style iš galo, bumperiai ir visokie dalykėliai, kuriuos galima pagerinti, ratai ir taip toliau. Vidų irgi galima pagerinti, seats, šiek tiek prikišau nagų, test drive'as, galima pravažiuoti ir pažiūrėti, kaip jinai važiuoja. Tai aš galiu pasakyti, kad iš karto jinai nevažiuoja, o čia, va čia kažką tai galima padaryti dar. Bodywork, exterior, interior. Tai aš, dėl ko aš čia scrollinu, tai aš dabar galvoju, o kur yra nuspalvinti. Tarp kitko, mano biudžetas savaitinis yra 390 000 litų, o mano automobilis kainuoja 89400. Nežinau, ką tai bereikštų ir kaip čia su tuo reikės elgtis. Gerai, neradau aš nudažymo pačio, nes aš visai norėčiau jį kažkaip paspalvinti, nebūtų toksai nuobodus baltas. Leave the builder, yes. Mes paliekam builder ir mes tada užeinam į, kas dar yra options? Add teammate vehicle. Matai, dar gali dar ir teammate turėti. Bet mes dabar kol kas apseisim be teammate. Mes nenorim konkurencijos. Mums konkurentų nereikia. Inžinieriai, teammate'ai, neturim, apseisim, kostiumis, va, team branding, čia čia. Taip, čia aš logo, aš buvau prieš tai nepasirinkęs, kaip logo. Kokį čia logo išsirinkti? Ką jis išneka? Žmogus su airišku akcentu man šneka. Galiu pasikeisti bet kada logotipą, kada tik noriu. Yra strėlių visokių duoda čia ir duoda valiutą, duoda drakoną, duoda ožį, kas čia toks bebūtų, duoda ateivį, duoda elnę, duoda šunį, duoda kavos pupelės, drugelius duoda, tokie logotipai, aišku. Išsirinksiu, nežinau, šitą va tokį kažkokį tai. Ar samana, S tai būna. Ne, palauk.
Ai, va. Nežinau, koks geresnis. Toks tegu būna. Tegu būna toks. Gerai, confirm. Ir viskas. Ir tada mes kustomizaciją padarėm, karjeros stats. Viskas. Mes tada bandom, užeinam į kalendorių. Ir mes Motor Show pažiūrėsim, ką daryt. Aha. Activity this week. Only the activity can be performed each week. Skipping the others. Target activity. Ne, aš nenoriu target activity. O koks yra target activity? Kažko aš nesuprantu, ką reikia daryti. Kalendorius, benefactor, quit, staff customization, career stats. Stats. Taip, mano veidas ir aš nieko nepadaręs dar. Užeinu vėl dar kartą. Čia nusipirkti reikia, Motor Show. Bet aš jau nusipirkęs esu. Tai aš turbūt užeinu čia. Continue. Ir do not show me this again. Jo, iškart šokam. Į rally. Ai, va, dabar duoda dažymą. Neduoda dažymą. Opcijų jokių neturiu. Nu tai, reiškia, balta mašina ir varysiu. Gerai. Oi, dar reikia pasirašyti sutartį su inžinierium kažkokiu. Tai neturiu inžinierius. Nu ir važiuojam tada be inžinierių, be nieko. Mes važiuojam tiesiog. Kaip Dievas duos, taip ir važiuosim. O, ką norėjau pasakyti? Švedija atrodo fantastiškai gerai. Ralis. Trasa. Kas yra buvo tragiškai. Pažiūrėk, kaip atrodo. Dirt 2 atrodė tragiškai, buvo važiuoti neįmanoma, viskas balta, nesuprasi, kas vyksta. O čia atrodo afigenai. Gerai, dabar shakedownais, vehicle setupas, event detail ir detail. Tai shakedowną reikia pravažiuoti. 5 shakedownus turiu. Tai reiškia, 5 kartus trasa bus padalinta į 5 dalis. Ir važiuoju, aš iš karto noriu pasakyti, kad aš važiuoju su mechaninė pavarų dėže, be sankabos. Sankaba tai, rakštys subiniai. Ir su va šito greičiu šito perjungėjų čia. O ne ant vairo, ne su lopetėlėm. Amžinai pamirštu, kaip vadinasi šito perjungimo svirtis. Bėgių perjungimo lazdelė. What the hell? Nesupratau. Kas buvo? Čia mano startas toksai? Ai, man vairas išsisuko. Nu va, jau viskas. Pirmas grybas. Pažiūrėk, kaip atrodo. Pažiūrėk, kaip atrodo gamta. Realiai, taip pat kaip aš neseniai jau vaikščiojau. Pas mus, va taip ir atrodo. Mūsų kaime taip atrodo gamta. Tu vėl... Susikau biškį. Va taip, aš važiuosiu, nes aš kitaip nesuprantu. Man labai nešiojatės visą. Nu jo, čia taip. Pradžiai iškart nesupratau, susigadinau startę, visą reikalą ir, gerai. Tebūnie. Pirmas blynas prikepė, bet mes tai kepsim daugiau blynų. Shakedownas numeris 4. Pradėsim kitoj vietoj. Čia, tarp kitko, karjera. Primenu, kad tai yra karjera. 3 left sharp at junction and 6 left over crest 130. Slight right over crest, tightens into jump. Aš vis galvojau. 6 right,
Kodėl ralio vairuotojai visi išsižioja važiuoja? Aš dabar pats suprantu. Opens 70. Nu, gal Right over bump. aš tai suprantu, čia tokia koncentracijos turi būti lygis. 110. Nenormalus. Tokiu greičiu Slight važiuoti. left 50. Caution, slight right over big jump 60. Right over crest. And 6 left short. Finish. Aha, šitas biškai geriau buvo variantas. Ir aš nežinau, čia turbūt reikia visus 5 shakedownus pravažiuoti. Turbūt, kad. Ar ne? Turbūt vehicle setup reikia šiek tiek patunint automobilį. Tires, pavyzdžiui. O čia dar nebuvau užėjęs. Recommended. Sets recommended. Galima papildomai dasidėti ratų. Galima 2 ratus įsidėti, galima 1, o galima none. Nežinau, reikia man tų ratų dar papildomai. Ar 1 reikia turėti? Dabar 1 turėkim. Ne, šis neduoda. Neduoda. Gerai. Event detail. Ir tada vehicle setup. Aha, čia nelabai daug ką galiu padaryti, nes mano automobilis toksai. Tow tik tai galiu šiek tiek, pavyzdžiui, padaryti. Ir camber. Kodėl minusas camber? Rally biškai kitaip, nes Assetto Corsai tai vėl kitaip tenai. Ten žiedinės lenktynės, o čia ralis, tai čia man tamsus miškas. Neskaitysim. Važiuojam tiesiog kaip yra. Shakedownas numeris 3. Čia turbūt bus tas pats. Starts 60. O po to jau pradėsim patį ralį važiuoti. 5, 4, 3, 2, 1, go. 60. Go. 3 left sharp at junction and 6 left over crest 130. Slight right over crest. Žinai, kas svarbiausias? tightens into jump 50. Sunkiausia yra 6 right. susilaikyti nemyžint tos mašinos. And right over crest into 3 left opens 70. Nu, vat, ir galvojau, laukiau, kur šitas kalnas? Right over bump and crest 110. Slight left 50. Laikyti tą tokį gazą biški Caution, protingą. slight right over big jump 60. Right over crest and 6 left short. Finish. Labai sunku tą tokį išlaikyti norą, sakykime, spaust gazą. Be proto, tiesiog. Gerai, nebevažiuojam, shakedownų užteks, nes šitą patį. Check it out. Go to repairs, ar kažkas buvo. Aha, tai biškai padariau damage. Nu, paremontuokim. Ką aš su damage'inu, body work. Kainuos man čia tas reikalas. Not available? Kodėl not available? Quick fix. Padarom quick fix. Gerai. O kėbulo netvarkysiu, nes ten nelabai daug aš jį ten sumušiu. Šiek tiek. Viskas. Dabar važiuojam. Pirmas mano ralis VRC, EA Sports. Ir važiuosim. Klas lyderis 6:18. Tai dabar turiu 6 minutės, 18 sekundžių. Ir mes važiuojam Švedijos trasą. Dabar stengsiuos nedaug žodžiauti, nes turiu susikaupti. Čia karjera, čia rimtas reikalas. 5, 4, 3, 2, 1, go. 60. 3 left sharp at junction and 6 left over crest 130. Nežinau, stengsiuos Slight atsargiai, right over crest tightens into jump 50. kad davežt mašiną 6 sveiką. right and right over crest into 3 left opens 70. Right over bump and Nejunginėsiu tų bėgių be reikalo. Slight left 50. Caution, slight right over big jump 60. Right over crest and 6 left short and 6 right long into left over jump
And right over jump, Atsilieku. 70. 5 right short, 50. Right over crest, 30. Left over crest, into 4 left over crest, 80. Pažiūrėk, kokia atrodo net, nerealiai atrodo gamta. Slowing, 70. Bet krūmai. Crest, 60. Turn, 1 right short, 80. Kur? Och, tu 6 matar. left, don't cut, 90. Slight left over crest, 130. Aha, 5 left short, keep in, 60. okei. 5 right, 70. Crest, 160. 4 sekundės atsilieko. 6 vietoje esu. Bet aš labai nedrąsiai Slight važiuoju. right, 100. Left over crest, 70. Crest, and 6 left, keep in, 70. Slight right, 80. 5 right sharp, don't cut. Into slight left, 40. Donkat sakė. 5 right short, over crest, don't cut. And 5 left, opens. Labai sunku matyti, viskas And balta. slight left, Bet vis tiek 50. labiau geriau matosi, smagiau važiuojas čia. 6 negu right Dirt short, 2. over crest, 160. 6 sekundės. Karočią. Crest, 50. Small jump, 40. Man atleidžiama, nes aš... Slight right, half long, brake, Čia jau into 6 ekspertai left over važiuoja. crest, 50. O, tu vaikeli. Stogas. Pastatom. Jo, mano pirmos lenktynės tai tokios. Slowing, Ir dar penaltį gavau, užkirtimą turbūt. slight right, 40. Aš šito Turn nežinau, square kažkaip left, nebuvau susidūręs. widens, And 5 left, long, 30. Čia gerai, kad spėjau į sustot. Aš šito nežinau, kad gali už tokį kirtimą kažkokį tai gauti. 50. Turbūt šituose turi rėmose būti. Pavyzdžiui, Dirt 2 šito nebuvo, bet jau smagu, kad yra. 40 sekundžių vaikelį. Right 4 left, long tightens. And 6 right over crest, 140. Slight right, don't cut, 40. 2 left short, over Aš tarp kitko crest, pasirinkau- and 6 right, 30. 2 left short, Nepasirinkau 20. pačio lengviausio lygio. Pasirinkau, kad, būtų toks, kaip sakant, šiek tiek išbandymas, kad būtų įdomiau važiuoti. 4 right, tightens Aš nemėgstu būti half long, aš 40. mėgstu būti pirmas, bet nemėgstu būti, sakykim, savo lengvint. Lead 3 left, half long tightens. Kur? Tu. And 6 Kas right darosi? over Nevažiuoja. crest, long. Kur jinai važiuoja? Into 3 Aš left nesuprantu, short, kur jinai važiuoja? crest, 180. Kas čia, vairas apsisuko kažkaip. Slowing, slight right. And slight left, don't cut, 40. Caution, 3 right, tightens, 30. 3 left, opens, 30. 2 right short, 40. 5 left over crest. And bridge. Into 6 left, don't cut, and 6 right, long. Into crest, and lead 4 left, don't cut, 60. Pirmas varžybos man labai geros. 6 right, Lenktynės. tightens 4. Stogą turėjau, sekundžių gavau. Turn hairpin left, unseen. 40, narrows. 6. Tu blemba. Kas žinojo, kad čia tas 4 suknis tas left, stulpas yra? 90. 3 right, opens, 50. Slight left, over bumps, 90. Turbūt reiks tuninguot mašiną. Ir man reiks griuvys, medžiai. 6 right over crest, very long. Tightens 4, keep in, 30. 3 left, 40.
4 right over crest, half long, Nešioja kaip kokį, nežinau. and slight left, half long, and right over crest, 60. Įdomu, iš jos liko mašinos kas nors, ar 6 man reikės left over investuoti crest, visus pinigus. tightens 350. 4 right, 50. 50 6 minutės left lieku. over jump, 100. Nu nieko, pavysim. 5 right, Reik žiūrėti half optimistiškai. long, into bump, and slide right, into right over crest, 120. 4 left, into crest, into 4 right, half long, opens, 130. Nu, ant šitos škriepkės važiuot 100, Thirty. šitokių Three kelių, right, tai čia yra reikalų, aišku. into crest, 130. Caution, 3 left over jump, tightens, 150, over finish, to stop. Aš galvau, ten jau stop bus. Okay, that's a 7 minute, 17.2. A. 7:17. Kas čia per laužas. O, dieve. Ir kaip man dalyvauti šitą mašiną toliau. Aš 9 vietoje. Žiūrėk, dar japonai už mane blogiau nuvažiavo. Aš penaltį jau 23 sekundės. Japonai už mane blogiau nuvažiavo. Nu gerai. Tai bent ne paskutinis. Nes tai yra labai svarbu. O, aš galiu restart padaryti, bet aš nedarysiu restart, aš važiuosiu next stage. Dar vienas, pažiūrėsiu, kiek šio laiko turiu. Jo, davai pasižiūrėk šitas, kur jisai, vehicle setup, start, aha. Nu, gerai, daug laiko nebeturiu, iš principo, nes aš, kaip jūs sakiau, 30 minučių, kad dirbsiu. Antrų lenktynių jau nevažiuosiu. Patį tą tokį, sakykime, pirmos dienos video apie VRC rally patys daugmaž supratot, ką norėjau, tą parodžiau, kad netgi va pravažiavau ir netgi va galiu parodyti, kaip atrodo man mašina. Tai šiandienai užteks, trumpas video, toksai kaip intro į patį tą žaidimą, ką aš čia planuoju su juo padaryti ir kaip jį sužaisti. Vėliau galbūt aš padarysiu kokių laivų, sakykime, gyvai, lenktynių, kuriuose, pavyzdžiui, dalyvausiu kokiam nors su žmonėmis ralyje. Negaliu žinoti, kaip dabar bus, bet kažkaip bus. Tai va, ačiū visiems, kurie pasižiūrėjot. Šiandieną toksai trumpas video. Pasirašom į kanalą, paspaudžiam like, jeigu nepatiko, nespaudžiam like ir pakomentuojam, kas patiko, ko norisi, ko gal nesinori. Ir tada paspaudžiam varpelį, kad sužinotumėt, kada naujas mano video išeis. Aš stengiuosi naują video įkelti kas savaitę. Ir vieną laivą padarau trečiadieniais, nes trečiadienį neinu į sporto klubą. Nesportuoju, kaip sakant, išeiginė diena, tai dėl to aš trečiadienį darau dažniausiai ant Gran Turismo 7 darau laivą. Tiesiog važiuoju su žmonėmis gyvai. Tai va, tiek žinių, visiems sėkmės ir pasimatom kitą dieną. Iki. Tragedija mašina.